Sveiki, mano vardas Aina ir šiame video profesorius Gediminas Navaitis papasakos apie tai, kas tai yra pozityvi hipnozė. Sužinosite, kaip veiksmingai užprogramuoti save ir įteikti norimą džiugios ir pergalingos nuotaikos būseną. Paaiškinsime, kaip susikaupimo pagalba galite išmokti menkiau reaguoti į aplinką, problemas ir visą stresą iš esmės. Suprasite, kaip ir kodėl veikia savihipnozė arba hipnotinis transas ir su kokiomis negatyviomis mintimis bei įsitikinimais tai gali padėti susitvarkyti. Na ir galiausiai išmoksite atlikti savihipnozę savo pačiam. Profesorius pasidalins konkrečiais žingsniais, kuriuos būtina atlikti tam, kad hipnozė būtų veiksminga ir tikslinga. O jeigu jau dabar norite sužinoti, kaip DST, darbo saugos e-sistema padeda stiprinti komunikaciją tarp darbuotojų, išvengiant krūvos popierizmo, šio video aprašyme paliekame jums nuorodą. Spauskite ir sužinokite, kaip galite sumažinti streso lygį savo darbuotojams, suteikiant jiems galimybę mokyti savu tempu, kadangi DSAToje yra savitarnos modulis, leidžiantis tai atlikti kur kas efektyviau. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį profesoriui Gediminui Navaičiui. Gebėjimas užhipnotizuoti save ir įteikti savo norimą būseną. Tai būtų tarsi antistresinio talismano patalpinimas savo smegenyse. Pratimų skirtų smegenims ir veikiančių kūno būklei valdymas. Tokių pratimų tikslas – suvaldyti savo dėmesį taip, kad gilų susikaupimą lydėtų ir dvasiniai, ir kūno pokyčiai. Kadangi kalbu apie streso įveikimą, tai čia kalbėsiu apie susikaupimą, kuris drauge yra jautrumo aplinkai sumažinimas, nes menkiau reaguojant į aplinką, į rūpesčius, menkiau reaguojama ir į stresą. O kaip dažnai būna, tobulinant save ir savo gebėjimus, laimimas ne tik streso įveikimas, bet ir pasiekiama vidinė ramybė, sustiprinami intelektiniai gebėjimai, atmintis. Taigi kalbėsiu apie savo savihipnozę. Hipnozė yra ypatinga sąmonės būsena, kurios metu hipnotizuotojo įtaigos daug labiau veikia hipnotizuojamai. Hipnotizuojantis padeda įveikti hipnotizuojamojo sąmoningą kritiškumą, nukreipia jo dėmesį ir sukelia hipnotinį transą. Viso to hipnotizuotojas negalėtų padaryti vien paprastai tardamas įtaigos žodžius ar atlikdamas juos sustiprinančius veiksmus. Hipnotizuojamasis jam valingai ir nevalingai padeda. Todėl užduosiu paradoksalų klausimą. Kam jums reikia hipnotizuotojo? Ar neįdomiau ir lengviau užhipnotizuoti patį save? Hipnotizuojantis gali tai padaryti už jūs, gali sukelti jums hipnotinį transą, bet tai visada bus jūsų hipnozė ir jūsų transas. Todėl galite išmokti jį sukelti pats savo. Taigi kalbėsiu apie savihipnozę, apie gebėjimą sukelti savo hipnotinį transą, kuris gali esmingai keisti jūsų gyvenimą. Kiekvienas ir kiekviena yra patyrę būseną panašiai hipnotinį transą. Giliai susimąstę, nepastebėjote pralekiančio laiko, įsijautę į skaitomą knygą ar žiūrimą kino filmą, negirdėjote, ką jums sako. Skirtumas tarp šių būsenų ir savihipnozės sukelto transo tas, kad savihipnozė remiasi jūsų sprendimu, turi jūsų pasirinktą tikslą. Savihipnozė būsena, kurioje tai, ką sakote savo, veikia itin įtaigiai. Sukelti savo šią būseną jums daug lengviau nei kitiems, nes jau mokat atsipalaiduoti, pajusti šilumą ir sunkumą,
raminančiai kvėpuoti, taip ir padarykit. Po to jau būdami patogiai įsitaisę, atsipalaidavę, įdėmiai žiūrėkite į kokį nors daiktą ar spalvinį akcentą esantį prieš jūs. Tai gali būti gėlės lapas, tai gali būti gėlės žiedas, paveikslo fragmentas, žvakės liepsna. Pageidautina, kad stebimas objektas, kol tobulinsit savihipnozės gebėjimą, visada būtų toje pat vietoje. Stebėti, tai ramiai, giliai kvėpuojant, atsipalaidavus, susikaupti vieni tai, ką stebit. Jūsų uždavinys – pašalinti kitas mintis, kitus jausmus. Nesirūpinkit, jei kokia atsitiktinė mintis šmėkštelės galvoje. Užduoties esmė stebėjimas ir iki jo atliekami jau žinomi atsipalaidavimo pratimai bei įtaigos. Paprastai po keleto įtempto stebėjimo minučių akių vokai ima merktis, kartais net ašaroja. Tuo metu reikia mintyse sau tarti, kuo įdėmiau stebiu, tuo labiau sunkėja akių vokai. Atsipalaiduoja kūnas, nyksta rūpesčiai. Mintis ir jausmai nurimsta. Žodžius pasirenkat savarankiškai, bet jų prasmė turėtų išlikti. Įdėmus, neklaidžiojantis žvilgsnis. Atsipalaidavimas ir susikaupimas. Sakomi savo įtaikos žodžiai neišvengiamai sukels norą užsimerkti, dar labiau atsipalaiduoti, o drauge turėtų nurimti ir mintyse bei jausmuose esanti sumaištis. Kai kuriems atsipalaidavus ir užsimerkus sunku valdyti mintis, atsiriboti nuo jų. Jeigu ir jums mintis kliudo pajusti savihipnotinį transą, nukreipkite dėmesį į jas. Pastebėkit, kad jos ateina ir nueina, kad stumia vieną kitą. Iš pradžių kreipkite dėmesį į šį minčių judėjimo procesą, o vėliau susiekit jį su kvėpavimu. Su kiekviena nauja mintimi įkvėpkit pro nosį ir palydėkit mintį iškvėpimu pro burną. Galite dusliai tarti garsą om. Turėtų girdėtis tarsi om. Nukreipkit dėmesį į šį garsą ir krūtinės vibraciją, jį tariant. Tikėtina, kad rūpinantis kvėpavimu, mintis nebetrukdys. Jei vis dėlto jų atrodys per daug, pradėkite mintis rūšiuoti. Vaizduotėje arba stumkite jas šalin, arba dėliokite į vaizdinių lentynėlės, pažadėję, kad baigę pratimą jomis užsiimsit. Panašiai galite reaguoti ir į kitus, jums trukdančius dirgiklius. Jei pavyzdžiui automobilių keliamas triukšmas jums kliudo susikaupti, įsivaizduokite, kad po jūsų langais pralekiantis transportas nusineša nerimą ir rūpesčius. Pamėginkit pajusti, kaip tolstant jo garsui nyksta raumenų ir dvasinė įtampa. Po 15-20 minučių buvimo transo būsenoje pasijusit pailsėję, drąsiai sakau, transo būsenoje, nes jei padarėt viską, apie ką kalbėjau, sukėlėt savo hipnotinį transą. Tai dabar pakalbėsiu apie tai, kaip jį sustiprinti ir tikslingiau panaudoti. Pirmiausia, iki saviįtaigos itin kritiškai ir priekabiai įvertinkite tas žodinės formuluotės, kurias norit savo pasakyti. Jei pavyzdžiui kamuoja mintys apie finansinės problemas ir bandysit savo sakyti, nenoriu apie jas galvoti, tai ką pasieksit tokią įtaigą? Apie finansus negalvosite, o problemos liks. Kaip tada jas išspręsite? Turit įteikti savo pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimą spręsti problemą, o ne jos nematyti. Nemažiau svarbu, kad kalbėtumėte su savimi be neiginių. Neigimas turi labai įdomią savybę. Jis egzistuoja logikos, žodžių,
sąmonės lygmenyje, bet jo nėra pasąmonė ir vaizdiniuose. Prašau dabar, žiūrinčio šį įrašą, negalvoti apie žalią varlytę. Labai prašau, negalvokite apie ją. Neįsivaizduokite jos pievoje ar kūdroje. Pamirškite ją. Galiu drąsiai lažintis, kad dar prieš akimirką tikrai negalvojote per varlytę. Tačiau pasiūlius to nedaryti, mintise ją iš karto išvydot. Todėl į savo pasąmonėj siūlot iš pradžių pamiršti neištikamą mylimąją, negalvoti apie ją, o tuo pačiu metu primenat savo žlugusius jausmus ir vėl juos atkuriat. Įtaigiau būtų sakyti, pradedu naują savo gyvenimo skyrių. Pats sprendžiu, ką noriu jausti. Kitas hipnotizuojančios kalbos su savimi principas – sujungti mintis ir vaizdinius. Žmonių elgesį lemia įvairios priežastys. Dažnai nėra jokio logiško argumento, kuris įtikintų mus atkreipti dėmesį į nepažįstamąjį. Tačiau dažnai pajuntame, kad norėtume susipažinti, plėtoti pažintį, įsivaizduojam, kad draugystė virs artumu. Dažnai nepakanka argumentų, skatinančių pritarti vienokiam ar kitokiam siūlymui, bet pajuntame, kad jis patrauklus. Kaip žmogus ką nors panašaus pajunta? Paprastai, kai kalbame apie panašius pajautimus, kalbame apie vaizdinius ir jausmus. Išvada. Saviįtaigos formuluotės irgi turi jungti vaizdus, jausmus ir teiginius. Sakydamas savo, esu energingas, galiu įsivaizduoti save laiminti bėgimo rungtį. O jei dar pavyktų pajusti nors ir silpną vėjelį bei pergalės džiaugsmą, tikrai pasijusčiau ir energingu bei veikliu. Dėkui profesoriui Gediminui Navaičiui ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje ir palikti komentarą ir pasidalinti, kokius būdus stresui mažinti naudojate jūs. Na ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ją ir sužinokite, kaip darbo saugos specialistai ir personalo vadovai sutaupo marias laiko, kurį verčiau gali skirti streso problemoms darbovietėje spręsti. Ir jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta keliasdešimt panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.